Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki gerbėmieji. Su jumis laida Polis ant kalvos. Vedantysis Marius Kundrotas. Šiandienos tema opi iki kaulų smegenų. Tai korupcija, valstybės lėšų švaistymas ir prekyba poveikiu. Pašnekovas ilgametis valstybės saugumo departamento ir specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojas Saulius Petkevičius. Sveiki. Sveiki. Šiandien žiniasklaida mirga pranešimais apie auksinius šaukštus. Kariuomeniai užpirkta virtuvės rakandų, kurių kaina bendrai 8 kartus viršyje rinkos kainą. Koks tikslas tai permokėti? Na, gal aš pradėčiau truputėlį bendriau, sakykime, apie pačią korupciją. Turbūt yra taip, kad pas mus visuomeniai korupcija suvokiama siauriau negu ji yra. Sakykime, teorijoje tokio pagrindinio vienintelio apibrėžimo nėra. Šiaip korupcija gali reikštis įvairiose srityse ir versle, sporte, žiniasklaidoj, politikų ir taip toliau. Šiuo atveju matom viešuosius pirkimus. Koks tikslas buvo sukelti 8 kartus kainas ir tą prekę parduoti? Na, manau, vienintelis tikslas tai yra pasipelnyti. Kokiu būdu? Pasirašydami sutartį puikiai suvokiame, kad atsiskaitimai vyksta iš krašto apsaugos ministerijos biudžeto, kitaip sakant, valstybiniais pinigais, kurių atgal nesusigrąžinsi. Įmonė, nota bene, tarp kitko, kur dabar jau aiškėja, kad ji dalyvavo ne vieną ir ne 2 ir ne 3 kartus šituose pirkimuose ir dažniausiai kainos buvo irgi sukeltos žymiai daugiau. Kitaip sakant, nota bene suinteresuota gauti didesnius pinigus, na, o antroji pusė, kodėl tai darė, aišku, turi atsakyti tyrimas, tačiau prielaidas mes galim daryti. Tai prielaida tokia, kad paskui dalis tų pinigėlių į pačių, taip sakant, pareigūnų mūsų. Visiškai taip, visiškai taip. Aišku. Na, neseniai nuskambėjo liberalų skandalas. Partijos lyderis Eligijus Masiulis įtariamas kyšininkavimu. Įdomu, kad tokios bylos kyla prieš pat rinkimus. Ar tai reiškia, kad valdžios grupuotės viena prieš kitą renka kompromatus, o po to naudoja politiniai kovoj? Žinot, mano praktikoje aš neatsimenu nei vieno tyrimo, kad nebūtų motyvuojama rinkimais rinkiminė kova. Anksčiau ar vėliau prieš rinkimus išaiškinus kažkokį korupcijos faktą, šalis būtinai, jeigu eina kalba apie politinį ypač korupciją, tai visą laiką būdavo prisidengiama, motyvuojama, kad tai oponentai nori sužlugdyti juos ir panašiai. Aš neatsimenu atveju, kad būtų priimtas tas faktas išaiškinimo paprastai, aiškiai. Žodžiu, jūs atmetėte variantą, kad čia politinė kova. Aišku. Na, politiniai retorikoje naudojamos 2 atskiros sąvokos – korupcija ir prekyba poveikiu. Ar yra teisiniai apibrėžimai, kurie šias sąvokas skirtų? Prekyba poveikiu įeina į korupcijos sąvoką. Kaip minėjau, vieningo nėra apibrėžimo, bet galiu paminėti populiariausias korupcijos formos – tai kyšininkavimas, piktnaudžiavimas, prekyba poveikiu jūsų minėta, protekcionizmas, netgi ten nepotizmas ir taip toliau. Paskutiniu metu daug iškyla klausimų dėl prekybos poveikiu, kai kam net nesuvokiama šita veika. Noriu tik tai priminti, kad anksčiau šita veika vadinosi tarpininko kyšininkavimas. Ir kai buvo toks pavadinimas, klausimų kažkokių ypatingai neiškildavo. Šiuo atveju nedidelės korekcijos įvyko pačioj dispozicijoje, tačiau iš esmės tai yra tiesiog, man tai, aš manau, ir daugeliui turi būti suprantama veika. Jeigu galima, aš trumpai pacituosiu. Reiškia, taip sakoma, tas, kas siekdamas, kad asmuo pasinaudodamas savo visuomeninę padėtimi, tarnybą, įgaliojimais, giminystę, pažintimis, ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautiniai viešai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui
paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai ar netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį. Tai yra pirma dalis. Antra dalis lygiai tas pats, tik tai jį nukreipta į tai, kas pasinaudodamas šituos veiksmus atliko. Paprasčiau šnekant, jeigu visiškai paprastai sakyti, tai yra asmuo, norėdamas įteikti kyšį valdininkui ar pareigūnui, tarnautojui, tačiau neturėdamas prie jo prieimo, suranda asmenį, kuris dėl vienokių ar kitokių priežasčių tą prieimą turi. Ir paprašo, atlikti tam tikrus veiksmus bei duoda kyšį, jeigu tai paprastai liaudiškai šnekėti. Na, o nepotizmas, protekcionizmas? Tai, sakykime, nepotizmas kaip toksai nėra kriminalizuotas veiksmas. Tačiau mes jį puikiai suvokiam. Tai yra savo giminių, giminaičių protegavimas, kišimas į valstybės tarnybą ir panašiai. Tačiau tai plačiaja prasme korupcijos, tai eina ir šitos savokos. Jeigu dar aš galiu net pasakyti, kad baudžiamajam kodekse yra toks skyrius nusikaltimai ir nusižengimai valstybės tarnybai ir viešai tvarkai. Valstybės tarnybai. Tačiau ten išvardinti straipsniai, kaip jau minėti, kyšininkavimas, piknaudžiavimas tarnyba, įgaliojimų viršijimas. Tačiau nepamirškim, kad prie korupcijos galim priskirti ir tą patį sukčiavimą, ir dokumentų klastojimą, galų gale finansinius nusikaltimus. Taip kad korupcija pakankamai platus didelis reiškinys. Na, bet sakysim, jeigu mano giminaitis yra puikus specialistas ir aš jį priimu, sakysim, būdamas vadovas institucijos į darbą, čia nepotizmas? Ne. Jeigu yra numatyta pas jūs darbe tvarka priimant naują darbuotoją, sakykim, gal konkursas, gal ne, ir jis praeina tuos, įsidarbina pagal numatytą tvarką, aš nesakyčiau, kad tai yra nepotizmas. Tačiau jeigu jūs, kaip būdamas, užimdamas kažkokias vadovaujančias pareigas, nurodot, kad ateis čia Petras ar Jonas ir reikia jį darbinti, tai bus jau ir piknaudžiavimas jau šiuo atveju būtų. Kitaip tariant, yra numatytos konkrečios taisyklės. Taip. Ir jų reikia laikytis. Taip. O ar galėtumėte apibrėžti skirtumą tarp teisėto lobizmo ir piknaudžiavimo poveikiui? Pavyzdžiui, jeigu aš atstovaučiau šeimų organizacijai ir ateičiau pas Seimo narį su savo įstatymų paketu, o jis už to paketo įgyvendinimą gautų oficialią mano organizacijos paramą. Čia teisėta ar nelabai? Žinot, aš kitaip gal pasakyčiau apie lobistinę veiklą. Lobistinė veikla jau įrodyta ir kitose visose pasaulio šalyse, kad ji būtent nuima tą šešėlį. Tačiau niekad nereik pamiršti, kad lobistai arba tą veiklą propaguojantis asmenys turėtų deklaruoti, kokius jie interesus atstovauja ir ypatingai deklaruoti, kokius interesus ir ar už juos gauna atlygį. Jeigu tai yra deklaruota, viskas teisėta. Žodžiu, skiria pinigai, kaip supratau. Taip. Na kągi, dabar trumpam pasitrauksime muzikiniai pertraukėliai ir likite su mumis, tuoj grįšim. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Dar vienas korupcijos skandalas lydi Darbo partiją dėl juodosios buhalterijos. Ji rado sprendimą, susijungė su savo dukterinė partija ir tapo naujų juridiniu asmeniu. Ar įstatymai palieka landas išvengti teisinės atsakomybės? Tarkim, aš pasikeičiu pavardę ir aš jau kitas asmuo? Tai, kaip matom, šiuo atveju buvo palikta landa, bet paprasčiausia logika byloja, kad, kaip jūs ir minėjot, pasikeitus pavardę jūsų asmenybė nepasikeičia. Šiuo atveju tos politinės organizacijos veiksmai, jie niekur nedingo, nesvarbu, kad jie susijungė ir galbūt pakeitė pavadinimą. Šiuo atveju tai buvo landa. Na, o kaip, sakykime, užkirsti kelią tokioms landoms? Įstatymų reikia apibrėžti, tiesiai šviesiai apibrėžti, kad nekeičia statuso,
negali panaikinti atsakomybės už politinės partijos padarytus kažkokius veiksmus. Na, bet sakysim, jungiasi dvi partijos ir viena iš jų yra padariusi korupcijos nusikaltimą, o kita ne. Bet joms susijungus tarsi atsakomybė pagal jumis turėtų tekti abiems. Ne, šiuo atveju reikia žiūrėti jau konkrečiai kokie asmenys ir kokios aplinkybės buvo. Taip iškart dabar suformuluoti aš negalėčiau atsakymą. Reikėtų tą visą vaizdą konkretinti. Konkretinti, detalizuoti. Detalizuoti, tai. Dabar matom, kaip valdančioji sistema uždraudė antisisteminėms partijoms gauti finansavimą iš privačių šaltinių. Tuo tarpu sisteminės partijos semiasi finansavimą iš valstybės biudžeto. Argumentas buvo toks, kad tai sumažins politinės sistemos priklausomybę nuo verslo struktūrų ir kitų interesų grupių. Ar toks argumentas ko nors pagrįstas? Čia esama kokios praktinės logikos? Žinot, nesu labai smulkiai nagrinėjęs politinių partijų finansavimo įstatymą, bet šiai dienai aiškiai matom, kad vėlgi yra spragų ir netobulumų. Aš vis dėlto manyčiau, kad būtina daryti pataisas pirmoji eilėje tame, kad politinių partijų ataskaitos, kurie jie pateikė po rinkimų, ta prasme, kas aukojo ir panašiai, būtų žymiai detalesnės. Tai yra tiesiog išklotinės būtų. Man pačiam teko porą kartų matyti ataskaitą, kur parašyta kažkokia suma nurodyta pinigų ir parašyta renginys. Koks renginys, kas dalyvavo, kokie atsiskaitimai buvo, nieko nežinom. Tai reiškia, po tokių žodžių renginys galima įvairiai čia traktuoti, įvairiai galima nuslėpti gautas lėšas. Ir kitas dar momentas, norėčiau pasakyti, kad tos ataskaitos, kas įdomiausia, mus pasiekė, arba kitaip sakant, viešai jos rodomos pakankamai vėlai. Pažiūrėkim, praėjus rinkimam, pusę metų praėjus, o kartais ir ilgiau. Rinkimai įvyko ir mėnesio bėgė turėtų būti detali ataskaita. Tai aš šitos dalykus labiau akcentuočiau. Ta prasme, kad būtų detalus atsiskaitimas. Taip, kad matytumėm ir detalus, ir viešas. Kad visi viešai matytų, kur kiekvienas pinigėlis, iš ko gautas ir kur nuėjo. Bet jūs, ta prasme, manot, kad finansavimas iš privačių šaltinių tai iš principo neturėtų būti draudžiamas? Manau, kad galimas tas variantas. Jeigu būtų tiksli ataskaita, tam tikros lubos turėtų būti, aišku, čia jau galim teoriškai diskutuoti, bet... Na, o kokios šiuo metu įstatymo priemonės aptinkant, užkardant ir baudžiant už piktnaudžiavimą poveikio? Jeigu kalbėti apie prevencinės priemonės, taip, pas mus yra, sakykime, nemažai įstatymų kovojant su korupcija. Numatytas tikrai gan platus ratas veikų, arba kitaip sakant, kriminalizuotos veikos. Yra Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa, yra korupcijos prevencijos įstatymas ir taip toliau. Aš jau nekalbu, STT įstatymas, viešųjų privačių interesų derinimo įstatymas. Tai dabar pats korupcijos prevencijos įstatymas, ką sako, tiksliau kokias numato prevencijos priemonės. Korupcijos rizikos analizė. Toliau kovos su korupcija programos. Ir jas būtina atnaujinti ir būtent atlikti jų analizę, kas už ką buvo atsakingas, ar įvykdė numatytus planus ir panašiai. Toliau yra informacijos apie asmenį, kuris siekia arba eina pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje pateikimas. Taip pat informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, visuomenės švietimas ir informavimas ir kitos prevencinės priemonės. Šios, reiškia, kaip jūs minėjote, prekyba poveikiu, šiai veikai taip pat šios priemonės tinka. O kaip jos konkrečiai detaliai veikia? Na, sakykime, paimkime korupcijos rizikos analizę. Paimkim tą pačią Krašto apsaugos ministeriją, man atrodo, buvo materialinių resursų departamentas. Įvertinkime buvusius pirkimus anksčiau, ne už metus, galbūt už 2, o gal dar ir daugiau. Matykime, kokie dalyvauja, reiškia, kokie buvo viešųjų pirkimų dalyviai. Kiek procentualiai laimi,
kokios kainos ir panašiai. Ir mums susidėlios visai kitas vaizdas. Tai tame tarpe šiuo atveju aš tik tai galiu numatyti, kad dėl tų šaukštų skandalų nemačiau medžiagos, kiek iš viešosios informacijos žinau, bet manau, kad be prekybos poveikių ir čia nebuvo apsieita. Darau tokią prielaidą. Tai vat, konkrečiai aš paminėjau korupcijos ir rizikos analizę. Būtų padaryta už kelis metus, aš manau, kad tikrai nebūtų tokia situacija, kokia dabar įvyko. Ar manote, kad dabar esamos priemonės yra pakankamai efektyvios? Ar siūlytumėt kokių naujų priemonių gal? Aišku, siūlyti galima. Sakykime vėlgi, jeigu kalbam apie viešuosius pirkimus. Jau ir anksčiau šitas pasiūlymas nuskambėjo, bet kažkodėl tai aš nematau jų įgyvendimo. O būtent, kad viešuosius pirkimus maksimaliai perkelti į elektroninę erdvę. Tenai turi būti nurodoma detaliai, kas perkama po kiek, nurodyti vidutinės kainas. Taip pat, kas liečia viešuosius pirkimus, reikia būtina numatyti, kad pirkimai būtų prižiūrimi ne tik pirkimo, pavyzdžiui, bet ir sutarties vykdymo stadijoje. Tai yra po sutarties pasirašymo, kas toliau vyksta, nes irgi, kiek pamenu, atveju tokių, kai keičiasi kainos, motyvuojant įvairiausiais dalykais, objektyviais ir neobjektyviais, sąlygos keičiasi, galutiniam rezultate turim neaišku ką. Taip, tai čia kas liečia viešuosius pirkimus. Galima paminėti, šiaip tikrai manau, kad labai didelis būtų poslinkis kovoje su korupcija, tai priimti reikėtų informacijos pranešėjų apsaugą užtikrinantį įstatymą. Apie tai irgi jau buvo kalbėta anksčiau, tačiau net nežinau, kokioje stadijoje dabar yra, sakykime, ar yra projektas, pas ką stalčiuje jis yra. Tačiau šis įstatymas leistų galų gale nuimti dažną tokį atsikalbinėjimą iš žmonių arba abejingumą, kurie vis tvirtina, ką aš dabar pasakysiu, ką aš padarysiu. Taigi man po to bus labai blogai, kitaip sakant, su manim susidoros įvairiom prasmėm, ar darbinė, ar kitą kartą net ir fizinė, ar dar kažkokia. Tai manau, tokio įstatymo priėmimas turėtų esminę reikšmę. Kągi, dabar dar trumpam pasitrauksime ir grįšime tęsti mūsų pokalbio. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Jūs užsiminėt apie viešuosius pirkimus ir man tai iš karto priminė vieną istoriją. Per vienus rinkimus ten buvo toks atvejis, kad žmogus simpatizuojantis tam tikrai politiniai jėgai sugalvojo ant savo kiemo tvoros iškabinti tos politinės jėgos agitacinį plakatą. Ir iš karto atėjo įspėjimas, kad jūs privalote pažymėti, kad tas plakatas, jo išleidimas, reiškia, ir visos kitos sąnaudos buvo apmokėtos iš tos politinės jėgos rinkiminės sąskaitos. Arba, sakysim, kitas atvejis, kai koks nors dainininkas, vėlgi simpatizuojantis tam tikrai politiniai jėgai, sakysim, nemokamai surengė koncertą. Vėlgi, pagal dabartinius veikiančius įstatymus, jam tarsi negalima to daryti. Tarsi negalima nieko šių laikų politikoje daryti iš geros valios, už viską turi būti sumokėti pinigai. Ar čia teisinga tokia praktika? Nemanau, kad tai yra teisinga. Vėlgi, jeigu pasižiūrėtumėm į esamą situaciją, taip, yra partijos, kurios gauna finansavimą iš valstybės biudžeto, bet yra partijų, kurios negauna. Tai dabar, jeigu ta partija, kuri negauna jokio finansavimo, tai savo kažkokių norų gerų ir panašiai gaunas taip, kad irgi negali nieko daryti. Tai aš prieš. Ir nemanau, kad jūsų minėti pavyzdžiai, ten dainininko ir panašiai, sudarytų kažkokią korupcijos esmę. Tikrai nemanau. Na, gal valstybė šiuo atveju prisibijo, kad kažkur gali būti sumokėti pinigai, bet neapskaityti. Tai čia jau tyrimai daro tą dalyką. Jeigu mes tik tai žiūrėsim gali ar negali, tai čia vėlgi toli nenueisim. Jeigu yra įtarimas, be abejo, reikia atlikinėti tyrimą. Žodžiu, jūs akcentuotumėte kiekvieno atveju individualų tyrimą, o ne tokias taisyklės, kaip yra nustatytos dabar. Taip. Iš tikrųjų. Aišku. Na, praeitos kadencijos Seime deputatas Gintaras Songaila siūlė valstybės išlaidų klausimų įvesti sąnaudų ir naudos analizę. Kaip jums toks sprendimas atrodytų praktiškai? Aš manau, kad būtų tikrai naudinga įgyvendinti šitą pasiūlymą. Vėlgi visuomenė ir valstybė matytų tą
skirtumą tarp sąnaudų, reiškia, lėšų panaudojimo ir susidarytų visiškai kitą vaizdą. Tik aš nežinau, ar tas įstatymas turėjo kokį tolimesnį tęsinį, bet aš tikrai palaikyčiau šitą pasiūlymą. Na, ar yra kokių paskaičiavimų, kiek pinigų valstybė praranda per korupciją, bent apytikslių? Tikrai sunku pasakyti, bet kiek žinau, truputėlį ankstesnė informacija, vien tik per viešuosius pirkimus neskaidrius ėjo kalba apie kelis milijardus. Čia dar litais tiesa turiu omeny. Įmant tik tai viešuosius pirkimus. Šiai dienai tikslaus skaičiaus negaliu pasakyti, bet tai yra milijardiniai pinigai, milijardai. Milijardiniai pinigai. Na, vienas politikas kažkada sakė, pinigų valstybė nėra tvarkos. Panašiai. Iš tikrųjų. Na, dar toksai klausimas. Ar korupcija tik politinis reiškinys, ar jis glūdi ir visuomenės kultūroje? Būtent tai nėra vien tik politinis reiškinys. Va, tas ir baisiausia, kad pas mus visuomeniai susiformavus nuomonė, jog korupcija, tai nesmurtinis nusikaltimas. Galų gale čia kažkas ar suklydo, suklupo, netai padarė, nereikia bausti. Tai yra labai klaidinga nuomonė. Korupcija prasideda nuo smulkiausių dalykų, išsirutulioja iki valstybinės reikšmės dalykų, kurie naikina pačią valstybę, o visuomenė degraduoja. Todėl niekada nesakau, kad užmerkime akis ant tos vadinamos smulkiosios korupcijos, tikrai ne. Smulkioji korupcija, galėtume detalizuoti? Tai galų gale gydytojų dovanėlės davimas, kelių policininkas sustabdo, mes patys siūlom, kad tik nebaustų, reiškia, siūlom pinigus ir panašiai, va čia yra smulkioji korupcija. Na, gal iš tikrųjų yra šioks toks skirtumas tarp siūlymo duoti pinigų, sakykime, policijos pareigūnui už tai, kad jis mūsų nenubaustų ir gydytojai nunešimo ten, sakysim, ten kažkokio likerio buteliuko ar kažkokio saldainių dėžutės. Žinot, savo laiku teko būti kursuose, kuriuos organizavo JAV federalinis tyrimų biuras. Ir buvo mums klausytojams pateiktas klausimas. Jeigu esat gydytojas ir jum atneša pacientas, jau šiuo metu sveikas, anksčiau buvęs pacientas, saldainių dėžutę ir gėlių puokštę. Eina kalba tik apie saldainių dėžutę ir gėlių puokštę. Ką jūs darote? Įvairiausi buvo atsakymai. O teisingas, kaip paaiškino, tai yra gėlių puokštę reikia pamerkti. Galų gale arba toj palatoj, kur gydėsi pacientas, ar kažkokio kitoj viešesniai, o saldainiais pavaišinti patį ir kitus darbuotojus. Tai va toks atsakymas. Na, iš tikrųjų, šiandien dažnas piktinasi, kad valdžioj vagys, bet paklaustas, ar pats patekęs į valdžią vogtų, atsako, kad taip, tai turbūt pirmiausia reikia spręsti visuomenės mentaliteto problemas. Taip, čia jau, sakyčiau, daugiau švietimo problemos ir norėtųsi, kad būtent švietimas, aš kalbu apie moksleivius, būtent moksleiviam jau netgi pradinėse klasėse bandytų pateikti, paaiškinti, kas tai yra korupcija, prie ko jį gali privesti. Su laiku, manau, jeigu keistusi tikrai visuomenės mąstymas apie šitą reiškinį, mes tikrai būtumėm žymiai geresnėje pozicijoje. Na, dažnas verslininkas skundžiasi, kad be korupcijos ir juodosios buhalterijos jų verslai tiesiog žlugtų. Kaip su tokia situacija kovoti? Na, tikrai, man atrodo, čia daugiau yra prisidenginėjimas. Tam tikras prisidenginėjimas, nes tada, sakykim taip, jeigu kiekvienas verslininkas taip mąstys, koks rezultatas bus? Blogai bus. Visiškai. Tai vis dėlto yra šiokia, nesakykim, kad mes neturim įstatymų. Yra įstatymai, yra numatytos tvarkos, gal ne visada tobulos, bet bandykim eiti pagal tą tvarką, o kur netobula normaliu keliu, tuos netobulumus šalinti, deklaruoti, reiškia, pateikti visuomenį ir taip toliau. Na, bet iš tikrųjų dabartinė mokesčių politika yra pakankamai sudėtinga ir spaudžia tą verslą. Vėlgi pateiksiu konkretų atvejį. Sakysime, viena moteriškė turi savo individualią įmonę ir jinai įdarbino ten žmogų. Iš karto pradėjo plaukti pasiūlymai ten visokių saugos taisyklių, apmokymai, reiškia darbo ten įvairių taisyklių ir taip toliau. Ir visa tai yra mokama.
Ir galų gale ta moteriškė buvo tiesiog priversta atleisti šitą darbuotoją, nes negalėjo jam išsaugoti šitos darbo vietos. Tai gal čia jau kažkokie sisteminiai sprendimai reikalingi? Manau, kad ir sisteminiai sprendimai reikalingi, ypač mokesčių politikoje. Nesu labai didelis specialistas, bet iš jūsų paminėto pavyzdžio ir tokių tikrai pavyzdžių daug. Reikia pokyčių, reikia pataisų, nes tokie netobulumai įstatymo jie ir veda prie tos pačios korupcijos. Šiuo atveju sakot atleido, o galbūt kažkaip kitaip būtų sugalvojus apgauti valstybę, čia irgi momentas. Na, iš tikrųjų, juodoji buhalterija ne iš nieko atsiranda, tiesiog jeigu verslininkas mato, kad jam yra sudėtinga situacija, jisai veda tą juodąją buhalteriją ir valstybė praranda tuos pinigus, kuriuos galėtų gauti. Na, iš tikrųjų, apie piktnaudžiavimo pareigomis galbūt reikėtų kalbėti ir tokiamis, sakykime, ne vien valdžios institucijų aplinkybėmis, bet, tarkim, toks atvejis kaip dėstytojas universitete, tarkim, turi studentą, kuris jam patinka ir turi studentą, kuris jam nepatinka. Gal dėl savo politinių pažiūrų, gal dėl savo kažkokių asmeninių bruožų ir, sakysim, tiems studentams yra taikomi skirtingi vertinimo standartai. Tai, kaip sakysim, su tokiais atvejais kovoti, ar įmanoma su tokiais atvejais kovoti, juos įrodyti, sakykim? Šiuo atveju turbūt nebūtų... Jeigu dėstytojas skirtingai įvertina studentą, kaip jūs minėjote, dėl kažkokių tai simpatijų ar antipatijų, galbūt tai nebūtų nusikaltimas, tačiau mažiausiai tai būtų neteisinga. Ir tokie dalykai, jie anksčiau ir vėliau taip pat priveda prie kitų nesąžiningumo atvejų. Tiesiog, aš nežinau, tada toks dėstytojas, tai mes tik galim kalbėti apie jo moralę. Tik tai apie moralę, bet sankcijų taikyti negali. Šiuo atveju aš nematau, kaip jam taikyti, nes jis tikrai atlygio kažkokio tai negauna, materialinio suinteresuotumo neturi. Šiuo atveju sudėtinga būtų taikyti kažkokį tai baudžiamąjį persekiojimą. Na kągi, dabar dar paskutinį kartą pasitrauksime pertraukėlei ir grįšime prie mūsų diskusijos apibendrinimai. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Neseniai susidūriau su dar vienu įdomiu atveju. Žmogus iš mano aplinkos prarado darbą dėl savo politinių pažiūrų, bet tas darbas buvo privačioje įmonėje. Ar šiuo atveju galima įžvelgti vadovo piktnaudžiavimo pareigomis? Dalinai gal ir galima būtų išvelgti, aišku, čia daugiau, sakyčiau, reikėtų nagrinėti šitą atvejį, to atleisto žmogaus teisės buvo pažeistos, pilietinės teisės. Sudėtingas klausimas, reikėtų labai detalizuoti, kokia buvo atleidimo motyvacija, ką sakė ir panašiai, ir tik tai pagal tai mes galėtumėm susidaryti vaizdą, ar yra kažkokių tai nusikaltimo sudėties požymių. Mhm. Na, o iš tikrųjų, ar turėtų būti kažkokios, sakykime, įstatymo numatytos ribos tarp privačios veiklos ir valstybinės? Na, tarkim, šiandieną mes žinome, kad valstybės įstaigose yra draudžiama diskriminacija tam tikrais pagrindais. Na, kaip sakysim, dėl politinių pažiūrų, dėl religinių, sakysim, pažiūrų, dėl lyties, na, dėl tokios egzotiškos kategorijos kaip seksualinė orientacija, pavyzdžiui, privačiai. Aš, sakysim, esu kavinės savininkas ir pas mane nori ten įsidarbinti asmuo, tarkim, su man nepriimtinomis pažiūromis. Aš turiu teisę jo nepriimti ar neturiu? Mano nuomonė, kad vis dėlto turėtų būti kažkokia tai tvarka, kur negalėtų pirmon eilėn iškilti tas dalykas, kad man nepatinka jo pažiūros, ar nepatinka jo veidas, ar panašiai kažkokie dalykai. Turi būti numatyta, panašiai kaip ir valstybinėse institucijose. Žodžiu, jūs nedarytumėt skirtumą tarp privačių institucijų? Šiuo atveju ne. Na, bet jeigu, sakysim, paimkim dar tokį egzotiškesnį atvejį. Aš, sakysim, esu krikščioniškos mokyklos direktorius, o pas mane nori įsidarbinti mokytoją ateistė lesbietė. Turiu teisę aš jos nepriimti? Pasakyti, kad mūsų mokyklos nuostatai yra tokie krikščioniški? Šiuo atveju labai paprastas dalykas. Jūs pats atsakėt, jeigu yra nuostatai mokyklos, kurie reglamentuoja, kas gali būti, tos mokyklos mokytojų. Viskas, jūs vadovaujatės nuostatais ir jeigu nuostatose parašyta, kad yra kažkokie tai draudimai įvesti, sakykim, draudimai, tai be abejo jūs būsite teisus.
Žodžiu, tiesiog reikia oficialiai numatyti. Reglamentuoti šitos klausimus, ar ne? Taip, reglamentuoti. Nes kuo mažiau reglamentavimo, tuo daugiau pas mus atsiranda to bevaisio diskutavimo laukas ir galų gale ir rezultatų neturėjimas. Na, mes iš tikrųjų sutaupėme daug laiko mūsų laidoje, nes jūs į kiekvieną klausimą atsakėte tai pakankamai glaustai. Gal jūs tiesiog norėtumėt pasidalinti iš savo praktikos tokiais įdomiausiais pavyzdžiais, kur susidūrėte su korupcija ar su jos prevencija? Na, gal pagrindinis dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, tai yra teismai. Ką aš turiu omeny? Omeny turiu, kad vis dėlto teismų sankcijos visiškai neadekvačios pačiom veikom. Šiuo atveju prisimenu buvusios sveikatos apsaugos viceministro Skiko nusikaltimą, kyšio paėmimą, kuris ir pats prisipažino. Tačiau, kiek pamenu, kyšys buvo liktai 30 000 litų, bauda buvo 7 ar 8. Lygiai tą pat prisiminkim dėl Viktoro Uspaskicho. Ir tokių atvejų labai daug, kai kėsinamasi tikrai į didelę žalą, o tos paskirtos bausmės, aš jau nekalbu apie laisvės atėmimo bausmę. Tikrai, kas įdomiausia, aš praktikoje atsimenu, kad tik kelis policininkus nuteisė realią laisvės atėmimo bausmę, o kur žmogus užima aukštesnės pareigas, tikrai pagrindinai baigdavosi teismo atidėjimu, liktiniu, baudom ir panašiai. Na, tai kitaip pasakius, norėčiau, kad anksčiau ir vėliau būtų tikrai padaryta teismų reforma efektyviai ir tie teismų sprendimai būtų galų gale teisingi. Jūs užsiminėte apie teismų reformą. Ką turite omeny? Visuomenės atstovus teismuose? Kodėlgi, žinot, čia vėl diskusijų objektas, bet pavyzdžiui, o kodėlgi neįvest prisiekusių? Kodėlgi ne? Jūs manote, kad tai padarytų sprendimus skaidresnius? Taip, aš manau. Be abejo, reikėtų vėlgi tai viską sureguliuoti labai, ta prasme, remtis ne tik užsienio patirtimi, bet tas reguliavimas privalo atsižvelgti mūsų specifinės sąlygas, bet apskritai kaip prisiekusiųjų institutas tai tikrai nepasunkintų situacijos korupcijos prasme. O kodėl tai bijomasi Lietuvos politikoje įvestos prisiekusiųjų teismus? Klanelis kažkoks veikia čia, ar kas? Manau, kad galima ir tai pasakyti. Galima pasakyti, kad yra klanelis, yra suinteresuotos finansinės ir kitos grupuotės, kurioms nenaudingi tokie dalykai. Aha. Na, o kaip šiuo metu yra su kolektyvinė ir asmeninė atsakomybė valdžios institucijose? Šiaip tai yra numatyta atsakomybė ir juridiniam asmeniui. Ir norėčiau, kad būtų dažniau taikoma jį. Žinom tą klasikinį atvejį, kai miesto taryboje priimamas koks svarbus sprendimas ir nieks po to atsakomybės nenori prisijimti, o motyvuojama. Taigi visi mes priėmėme čia. Tai šiuo atveju kolektyvinė atsakomybė, aš manau, turėtų būti dažniau taikoma. Kolektyvinė atsakomybė institucijai jūs turite? Juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui. Na gerai, o jeigu, sakysime, įvyksta koks nors vyriausybės sprendimas, kuris yra nenaudingas Lietuvai ir kažkas, tarkim, iš to tenais gali pasipelnyti, tai šiuo atveju taikoma atsakomybė visai vyriausybei ar taikoma konkrečiam asmeniui? Čia labai konkrečiai reikėtų žiūrėti, vėlgi priklausomai nuo, sakykime, vyriausybei ne vienas narys, kiekvieno turim išnagrinėti poziciją, reiškias, kitas detalės į kitas detalės atsižvelgti. Tai tada mes matysim, ar tai vis dėlto reikalauti kolektyvinės atsakomybės, ar tai vis dėlto personalinė būtų atsakomybė. Taip iškart labai 2 žodžiais negaliu pasakyti. Na, o Mažeikių naftos istoriją jūs nagrinėjote? Man pačiam neteko, be įvairių gandų teko klausyti, įvairių pasakymų, bet manau, ten taip pat galima buvo taikyti, aš prielaidą darau, tikrai nematęs medžiagos, negaliu tvirtai sakyti, bet aš matyčiau ten kolektyvinės atsakomybės reikalus. Ta prasme, vyriausybei kaip tokia. Taip. Aišku. Na kągi, dėkojame pašnekovui, dėkojame klausytojams ir tikėkimės, kad po šito pokalbio mums bus šiek tiek aiškiau, kas yra korupcija, kaip su ja kovoti ir nuo kokio etapo
pradėti šitą kovą. Galbūt tikrai pirmiausia reikėtų keisti pačią visuomenės mąstyseną. Iki kitų susitikimų. Viso gero.